aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu Jums papasakoti, kaip patikrinti šilumokaičių sandarumus. Dėl ko tą daroma? Daroma dėl to, kad nepatektų šalto vanduo į termofikacinį liniją, kad nesusimaišytų ir šilumos tinklai nepatirtų nuostolių ir efektyviau dirbtų mūsų šilumokaičiai. Visą pirma, mes turim patikrinti slėgius šaltajam įvade ir termofikaciniam grįžtamajam. Šiuo metu pas mus šalto vandens įvadas rodo 3,5 atmosferos slėgio, grįžtamasis panašiai irgi 3,5. Šalto vandens slėgis turi būti mažesnis atmosferos arba lygus, arba didesnis. Tada mes galim atlikti tokius veiksnius. Dabar užsukom pirmą sklendę lėtai iki galo ir lėtai užsukom antrą sklendę. Dabar mes turim palyginti slėgius. Lyginam šalto vandens slėgį ir termofikacinio vandens slėgį. Dabar šiuo metu, kaip matom, slėgis nukrytęs, 0 rodo, o čia pas mus 3. Jeigu būtų prakiuris mūsų šilumokaitis, tai slėgiai būtų vienodi. Čia 3,5 ir čia 3,5. Dabar šiuo momentu čia rodo 0, reiškia, šilumokaitis mūsų yra sandarus. Nu ir dabar atliekam viską atvirkščiai. Atsukam lėtai antrą sklendę ir atsukam lėtai pirmą sklendę.